Šioje kalbos valandėlėje apie kalbinio elgesio kultūrinius skirtumus. Čia Sandra Baluckaitė. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta vienokių ar kitokių kalbos reiškinių vertinimų, siejamų su politiniu korektiškumu. Svetimą kultūrą, į kurią rengiesi patekti, su kuria rengiesi bendrauti, reikia kuo geriau pažinti ir joje esant ją gerbti. Kaip tai susiję su kalba? Kalbininkas Antanas Smetona. Kalbinio elgesio kultūrinių skirtumų irgi esama. Lietuvių kalboje žydas yra įprastas tautovardis, rusų kalboje menkinamasis pravardinis. Anglų kalboje kartais negras irgi yra menkinamasis tautovardis ar rasės pavadinimas, o ispanų, lietuvių, rusų kalbose vartojamas, priimtinas, sudarantis net gausius vedinių lizdus. Ne šiaip sau pasakiau, kad negras tik kartais yra menkinamasis. Tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Lietuvoje jau įprasti tapo pseudotolerancijos, apologetų, orveliškos naujokalbės recidyvai. Nepaisant jų propagandos, Jungtinėse Amerikos valstijose tebeegzistuoja tokia organizacija United Negro College Fund, teikianti studijų paramą negrams ir šiaip skurdžiau gyvenantiems žmonėms, arba tebeleidžiamas žurnalas Journal of Negro Education, sprendžiantis negrų išsimokslinimo problemas. Teisybės dėliai, žinoma, reikia pasakyti, kad amerikiečių kultūra yra labai įvairi ir kai kur įgyja net makabriškus pavidalus. Antai, žinoma, Agatos Kristi apysaka 10 negriukų. Jungtinėse Amerikos valstijose net 4 kartus jau keitė jį pavadinimą. Iš pradžių buvo pakeista į 10 indėniukų, vėliau kažkam užkliubo indėnai ir vėl teko keisti į 10 kareiviukų, o pastaruoju metu apsakymas leidžiamas pavadinimu ir nieko nebeliko. Įdomu, ką šio klausimu mano autorių teisių gynėjai. Viena aišku, ar tai Orvelo pranašystės pildosi amerikiečių visuomenėje, ar šiaip kam neramu ramiai gyventi, tai nieko bendro neturi nei su lietuvių kultūra, nei su lietuvių kalba. Lietuvių kalboje be jokios neigiamos konotacijos vartojami žodžiai negras, juodos odos žmogus, negridas, juodaodžių rasės atstovas, nigeris ir Nigerija, valstybės, ir jokios sociokultūrinės aplinkybės kol kas nekeitė jų vartosenos. Jei kalbate angliškai ar ispaniškai, laikykitės tų kalbų taisyklių ir tradicijų, bet jei tų kalbų taisyklės mėginsite perkelti į lietuvių kalbą, greitai pamatysime, kaip orveliškos naujakalbės diegėjai pareikalaus atsisakyti čigono, žydo, mulato, kreolo, indėno, kvarterono ir kitų lietuvių kalboje jau prigijusių žodžių. Teko girdėti, kad net žodžiai motina ir tėvas kažkam užkliuvo. Kam to reikia? Žodžiu, tolerancija yra labai graži idėja, bet kaip ir kiekviena idėja, taip ir šią galima privesti iki absurdo. Amerikiečių ar anglų, rusų, lenkų, lietuvių kalbų taisyklės, tradicijos yra skirtingos, susiklošyčios per amžius ir jų naikinti, niveliuoti dėl pasaulinės pseudotolerancijos idėjos vargu ar protinga. Gerbkime kitus, bet į savą irgi nespjaudykime. Taigi, ramiai kepkime ir valgykime pyragaičius negriukus. Skanaus.